Pavasarėjant neišsenkanti žemdirbių pokalbio tema artėjantis darbymetis. Technika, naujausios veislės, auginimo technologijos – visa tai vienodai svarbu siekiant gero derliaus. Ką naujo ūkininkams pasiūlys paroda, ką pasėsi? Artėjant pavasariui, ūkininkai dažnai jau būna apsisprendę, kokias veislės sės. Tačiau dauguma pasilieka savo šiek tiek laisvės išbandyti ir ką nors naujo. Paroda Ką pasėsi yra pirmoji vieta, kur susitinkama su kitais ūkininkais, specialistais ir sužinomos visos žemės ūkio naujienos. Lietuviai ypač atidžiai renkasi žemės ūkio augalų veislės dėl nepastovių gamtos sąlygų mūsų šalyje. Pasirinkus netinkamą, nepasiteisina derliaus ar atsparumo ligoms prognozės, dėl to kaltinami selekcininkai, pardavėjai. Žemės ūkio parodoje galima detaliai išsiklausinėti visų niuansų. Labai džiaugiamės, kad iki šiol žiema buvo palanki žeminių kultūrų žiemojimai ir tikimės, kad tikrai visos žeminės kultūros pasėtos peržiemos šiais metais ir vasarinių kultūrų sėklų trūkumo nebus. Bet ir kaip kiekvienais metais Dotnuvos projektai ruošia visų kultūrų sėklas, ruošiasi artėjančiam pavasariui ir aišku, tradiciškai pasiūlysim vasarinius javus, vasarinius rapsus, pašarinių žolių mišinius ir kukurūzų sėklas. Renkantis veislę, reikia gerai išanalizuoti reikalingas augimo sąlygas, vegetacijos trukmę, derlingumą, derliaus kokybę ir pasirinkti sėją, kuri geriausiai tinka ūkio sąlygoms ir planuojamam rezultatui gauti. Jaučiam truputį, kad vis didėja vasarinių rapsų hibridų poreikis, kadangi tai yra veislės hibridinės duodančios didesnį stabilumą, esant net ir nepalankioms sąlygoms. Žinoma, tendencija toliau tęsiasi, kad didesnis poreikis yra vasarinių kviečių negu vasarinių miežių, nes ir plotai tą rodo, kad vasarinių kviečių plotai keičia vasarinių miežių plotus. Ir žinoma, taip pat kita labai aiški tendencija, kad ūkininkai vis daugiau ir daugiau domisi kukurūzų auginimo grūdams. Hibridinės vasarinių rapsų veislės yra tam tikras apsidraudimas nuo nepalankių oro sąlygų. Jos sudygsta greičiau, todėl netoks pavojingas užplakimas. Dėl greitesnio vystymosi hibridinės veislės mažiau pažeidžia kenkėjai. Tyrimai parodė, kad kritinėmis sąlygomis hibridinės veislės duoda didesnę ekonominę naudą nei linijinės. Mes jau važiuojame į parodą, gal šiandien keistai atrodys, bet tas man skamba ausyse tas eilėraštis. Vėl saulelė atkopdama būdinos vietą. Iš tikrųjų, ne tik saulelė atbūdina, bet ir į parodą važiuojam tikslų tokių, kad ta paroda kaip pavasarinis vidurys, aš neįsivaizduoju kitos geresnės verslo partnerių susitikimo vietos kaip šioje parodoje. Nes verslo partneriai tai nėra įmonės parduodančios, tai yra įmonė ir teikianti paslaugas ir ūkininkas auginantis produkciją. Tai yra du verslo partneriai, kurių ta sinergija yra būtina. O kustodija, iš tikrųjų, mūsų šios dienos tikslas yra mūsų vizija dirvožemis. Dirvos gyvybingumo atstatymas, tai kad ta žemė būtų su jie dirbama arba ją naudojama ne tik šiandien, bet ir mūsų vaikams. Tai dėl to mūsų gal ne tai, kad naujienos, mūsų įmonės tikslas įkurti diagnostinę laboratoriją, kuri galėtų padėti žemdirbiui sužinoti, kokiame stovi jo yra dirvožemis. O produktų tame galima rasti labai įvairių. Mes darome daug tiksliųjų bandymų, tiek Joniškėlio bandymo stotyje, tiek Botanikos institute, tiek ASU universitete. Tai yra tikslieji bandymai, kurie leidžia tuos produktus ne tik patikrinti arba, sako, reklamą padaryti. Mums svarbu tikslas, priemonės ir rezultatas. Sėjai kitiems žemės ir augalų priežiūros darbams kasmet kuriama ir tobulinama technika, kurios taip pat bus gausu parodoje. Šiais metais principe mes pristatysim beveik visą gamą, ką gamina Valtra. Tai pradedant nuo A serijos, kurio yra nuo 80 iki 101, pristatysim irgi A serijos galingiausią traktorių su frontaliniu krautuvu, tai A93. Paskui pristatysim N serijos traktorių, kur irgi arklio jėgos yra nuo 90 iki 163, tai pats galingiausias N serijos traktorius, kuris turi 163 arklio jėgas. Bus pristatoma T serijos traktoriai nuo 133 arklio jėgų iki 213 arklio jėgų,
reiškia, jie turės 3 pavarų dėžės, galima sakyti, delta power shiftinė, vadinama automatinė versus serija ir be pakopė direct pavarų dėžės. Nu ir paskutinis mūsų flagmanas, kuris Lietuvoje dar šiandien nėra toks populiarus. Tai serija, kuri galia yra nuo 240 iki 350 2 arklio jėgų. Vienas iš pirmųjų pavasario darbų sėja. Jai ruošiamas ne tik renkantis sėklą traktorius, bet ir sėjos padargus. Sėjamosios su freza labai gerai išdirba žemė, išpurena žemė. Tai yra lengvesnis dygimas grūdo. Pati žemė ir kas sėja su tokiomis sėjamosiamis, tai ūkininkai giriasi didesniais derliais. Tokios sėjamosios buvo gerai įvertintos Aleksandro Stulginskio universiteto techniniuose bandymuose. Jau dabar pradedantiems galvoti apie derliaus nuėmimą bus galimybė detaliai išnagrinėti kombainų techninius parametrus, pasikalbėti su jų turinčiais darbo patirties su tokia technika ūkininkais. Techninius parametrus parodo kombainai tada, kada būna drėgna. Taip? Tai pavyzdžiui, Suomių kombainas lyginant su analogais, jisai lengvesnis 2,5 tonos. Tai reiškia, jeigu mes drėgnoj dirvoj važiuojam, tai jis jau pravažumus jau yra didesnis. Plius 4 VD, reiškia, visi 4 ratai varomi, taip, tai jau yra pliusas. Toliau visi sietai yra išimami ir galima išvalyti momentaliai. Pobūgnio tarpeliai yra didesni. Šiuolaikinė technika pakeičia daugelio žmonių darbą. Ji atlieka kokybiškai. Tačiau Lietuvoje daug akmenuotų dirvų, o į mašiną papolės akmuo gali darbus sustabdyti ilgam. Šitas akmenų rinktuvas, manau, yra labai aktualus, kas užsiema daržininkystė, nes, kaip žinom, padargai yra brangus, kaip ir pavyzdys bulvių kombainai surinkimai yra brangus, tai kad jų nesulaužyti yra daug geriau išrinkti akmenis iš lauko. Kiek žmonių gali pakeisti tokią mašiną? Manau daug. Taip tiksliai nepasakysiu, bet tikrai brigada nemaža. Rinktuvas akmenuotame lauke per 10 minučių surenka apie 2 tonas akmenų. Be to, kartu papurenamas ir viršutinis žemės sluoksnis.